Labadiena, gerbiami klausytojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Greta Edu, kuri jums padės nepasiklysti sudėtingose vaikų ugdymo labirintuose. Pirmiausia, norime padėkoti mūsų klausytojams už tai, kad esate su mumis ir klausotės mūsų laidų, bei norime jūsų paprašyti prenumeruoti mūsų YouTube ir Spotify kanalus. Taip pat mus galite sekti socialiniuose tinkluose, kuriuose daugiau dalinamės vaikų ugdymo klausimais. Mokslo metų pabaiga, jau tuoj keliausime į savo išsvajotas atostogas. Mielos Gretas, sakykite, ar jaučiatės pasiruošusios išleisti savo mažuosius mokinukus į platų pasaulį? Ta mokslo metų pabaiga, aš manau, kiekvienam mokytojai, gal ne kiekvienam, bet dauguma gal sutiks, kad yra toksai, bittersweet momentas, nes jau gegužės mėnesį tai tu varai iš paskutinių jėgų ir į birželį tai taip išliauži ir labai lauki tų atostogų. Pačiam reikia tiesiog pailsėti, bet ir tuo pačiu metu, atsitinka labai natūrali mokytojo gyvenimo duonos tas tokia tėkmė, kai su kai kuriais mokiniais tu turi atsisveikinti. Ir nors, nežinau, aš visus savo mokinius labai myliu, bet kartais nutinka, kad su tam tikrom laidom, tu kažkokį atrandi tokį, ypatingą ryšį ir tu žinai, kad aš visus savo mokinius myliu, bet va šitų vaikų, aš tikrai nepamiršiu. O jeigu jie tau dar tą patį pasako prieš mokslo metų gal apsikabinę, tai be gumulo gerklės apie juos kalbėti darosi labai sunku. Tai mano vaikai, Snapiekai ir Čiapas Matonis, jeigu jūs klausot, jūs esat nuostabi kompanija ir aš jūsų labai pasilgsiu. Tai čia, kaip aš jaučiuosi. Matau ašaras akyse. Taip, nes tai yra, galbūt tai yra dėl to, kad tai buvo pirmieji mano vaikai, kuriuos aš išsivedžiau į mišką ir pradėjau jiems daryti miško dienas ir mes labai daug laiko praleidom kartu gamtoje, tai tarp mūsų radosi toksai labai jautrus ir stiprus ryšys. Tai visada mokslo metų pabaiga bent jau man būna sunki, bet šiemet jinai dar tokia ir ypatingai jautri, nes išeina tikrai nuostabus žmonės į tolimesnį savo ugdymosi kelią ir gaila, kad teks stebėti juos tiesiog iš truputėlį toliau. Tai va, tokį mano pajaučiau, kaip Greta tau. Aš paantrinčiau tau visiškai, nes jaučiuosi ir kartu išdidi mokytoja, nes tikrai jaučiu, kad išleidžiu mokinius, kurie yra pasiruošę mokyklai, kurie yra savarankiški, kurie yra laisvai mąstantis, kūrybingi, bendraujantis, bet kartu ir man labai liūdna, nes su daugeliu iš jų pradėjau dirbti, kuomet jie buvo dar visai mažiukai. Ir net prieš tinklalaidę įrašinėjant rodžiau jums merginos įrašą, kuomet mano viena pirmųjų mokinių pradėjo kalbėti, kartoti žodžius, kurie tuo metu dar nebuvo visai tokie tikslingi ir prasmingi žodžiai ir kuomet jinai dabar geba laisvai bendrauti, tai man yra taip nuostabu, kiek mes daug kartu nuėjome ir liūdna, bet ir kartu labai džiugu paleisti ir kiekvienais metais ta pati istorija, bet kiekvienais metais, kaip tu ir sakei, Greta, tikrai su kai kuriais pajauti tą stipresnį, tvirtesnį ryšį ir jie dar kitaip tave paliečia kaip mokytoja, kaip asmenybė. O kaip, Brigita, jautiesi tu? Kažkaip iš pradžių, kai tik pradėjau dirbti mokytoją, tai man būdavo be galo, be krašto sunku atsisveikinti ir liedavau ašaras ir kažkaip galvodavau, kaip čia dabar viskas bus. O dabar jau įsidirbusi turiu tokį ritualą, kad pabaigoje mes pasidarom tokias kaip refleksijas, kur aptariam to vaiko pro visą tą progresą ir mes taip labai daug visokių gražių palinkėjimų vieni kitiems ir kažkaip labai stengiuosi juos pakelti su tokia nuotaika, kad bus labai faina, bus labai gerai, jūsų laukia labai įdomus naujas gyvenimo etapas ir su to tokia kažkokia linksma potekste atsisveikinti ir aš visada sakau, kad žinokit, kad kiekvienas iš jūsų man užimsite ypatingą vietą mano širdelėje, kad aš jūs prisiminsiu, sakau, jeigu aš jūsų net pažinsiu gatvėje, nieko tokio, nes aš jūs atsiminsiu tokius mažuliukus, jūs auksite, keisite, sakau, tai jūs nesigėdykite pribėgti prie manęs ir sakyt, mokytoja, aš čia tas esu, jūs manęs nebepažįstat, bet čia aš. Tai sakau, žinokit, nes man net sugraudina mane tas susitikimas po kažkiek metų. Tai aš liūdnai jaučiuosi, bet tuo pačiu pastebiu, kad kiekvienais metais darosi vis paprasčiau. Nes tai pasidaro toksai kaip tavo darbo dalis, tam tikrą prasme. Tai labai simboliška, bet šiandien mes laidoje kaip tik turime mano labai brangę kolegę Viktoriją, kuri
turi 12 metų patirtį švietimo srityje, dirbusi ir darželiuose, ir prieš mokyklinukų mokytoja Karalienės Mortos mokykloje, taip pat baigė edukologijos magistrą Kauno technologijos universitete, na ir jau 2 metus dirba Kauno vaikystės sodo vadove ir kaip tik atvažiavo pas mus į laidą po išleistuvių, ar ne? Viktorija, kaip tu jautiesi dabar? Taip, tai sveikos merginos ir kaip ir dalinotės ir jūs, ar ne, tas kiekvienas atsisveikinimas jis visada būna graudus, nors, ne taip ilgai ir šį kartą aš jau kitoje rolėje, ar ne, aš ne klasės mokytoja, bet tuos vaikus vis tiek matai kiekvieną dieną, su jais bendrauji ir kiekvieną kartą džiaugiesi jų dėmesio, apsikabinimais ir, iš tikrųjų, kai reikia atsisveikinti ir išlydėti, kaip ir kalbėjom šiandien su mokytojom, kad džiaugiamės, kad vaikai auga, yra jų naujas etapas, bet širdie tikrai yra graudu atsisveikinti, nes vis tiek turim su jais ir savo istoriją, ir savo prisiminimus, o kas liečia ankstesnės patirtis, dirbant mokykloje kaip mokytoja, tai kaip minėjai, kad, kaip ir pripranti prie tų atsisveikinimų, tai man šita dalis būdavo sunkiausia. Nes kai būdavau prieš mokyklinukų mokytoją, kiekvienais metais, tu atiduodi tuos vaikus. Tu pasiimi dar juos tokius mažučius, pūkuotus, tu juos užaugini, paruoši jau tam socialiniam gyvenimui, supažindini su aplinka, išugdai tą vertybinį pagrindą ir kai reikia atsisveikinti, būna labai labai liūdna ir man kiekvieni metai būdavo tie, kur sakydavau viskas, nebenoriu naujų vaikų, nes man yra per sunku atsisveikinti, bet ateina ta kita rugsėjo 1, ateina tie kiti vaikai ir žiūri, kad ir jie faini ir vėl sukuri savo ryšį ir džiaugiesi tais, kurie dar yra šalia, tave prisimena, ateina apsikabina, pasisveikina ir taip. Tai Viktorija, kaip Brigita jau minėjo, tu ugdymo srityje darbuojasi jau 12 metų ir kas nulėmė tavo darbovietės pasirinkimą? Nes mokytojai dažnai, sako, kad renkasi savo darbo vietas pagal tam tikras ugdymo filosofijas. Tai ar vaikystės sodas išsiskiria kažkuo savo ugdymo filosofiją? Taip, iš tiesų vaikystės sodas skiriasi savo ugdymo filosofiją, nes mes tikrai didelį dėmesį skiriame ne tik vaikų priežiūrai, kaip dažniausiai būna darželiuose, bet ir vaikų ugdymui. Ir vadovaujamės autorinę pačios steigėjos Austėjos Landsbergienės kontekstinio ugdymo programa. Tai reiškia, kad mes su vaikais mokomės temomis. Ir yra žinoma, kad iki mokyklinėme amžiuje yra svarbu, kad vaikai per dieną išbandytų kuo daugiau skirtingų veiklų tame pačiame kontekste, toje pačioje temoje, ar ne? Nes tada vaikai supranta, kaip dalykai yra tarpusavyje susiję ir jie tą informaciją lengviau priima, kai suvokia, kur tas teorinės žinias gali pritaikyti praktiškai ir kad tas pats dalykas gali būti sužinomas, išbandomas, patiriamas tiek klasėje, tiek lauke, tiek išvykos metu, tiek bibliotekoje ir panašiai. Ir taip pat man yra tekę lankytis iš tikrųjų vaikystės sode ir tenais pasivaikščioti. Ir labai gerai atsimenu per ekskursiją dar su buvusia vadove. Labai buvo pabrėžta, kad jūsų įstaigose yra taikoma pozityvioji psichologija vaikų ugdyme. Aš tada atsimenu labai grįžau ir domėjausi, kas tai yra, kaip tai vyksta, skaičiau apie tai ir dabar tikrai stengiuosi pozityviosios psichologijos bruožų taikyti ir savo kasdienėme gyvenime ir netgi santykiuose su antraja puse, nes manau, kad labai tinka. Tai norėčiau, kad papasakotum, kas tai yra. Ta pozityvi disciplina yra ugdymo programa, kuri padeda mums ir mokytojams, ar ne, ir suaugusiems, ir tėvams ugdyti vaikus atsakingais, sumaniais ir gerbiančiais save ir aplinką. Tai pirmiausia, kas yra svarbu, tai yra pagarba, abipusė pagarba, kai mes bendraujame su vaiku kaip su savo lygiu, o ne su mažesniu, taip kurdami ryšį tarpusavyje. Ir kai vaikas jaučia tą pagarbą iš suaugusio, ar ne, tada jisai supranta, kad iš tikrųjų jisai rūpi ir jisai yra svarbus. Pradžia gal būtų tokia ir, kas yra svarbu, ta pozityvi kalba. Tai ką reiškia pozityvi kalba? Kad stengiamės nevartoti žodžio ne, bet perfrazuoti, ar ne, tuos sakinius
taip, kad vaikas suprastų, ko mes iš jo tikimės ir neakcentuoti jo netinkamo elgesio, o kaip tik pastebėti tą tinkamą elgesį, tą, kurio mes iš jo tikimės ir kuriuo iš tikrųjų džiaugiamės. Ir tada, kadangi turbūt sutiksit, kad visi vaikai nori to pagirimo, nori būti pastebėti ir ypatingai, kai jie yra pastebėti, kai laikosi susitarimų, laikosi taisyklių ir jie patys jaučiasi geriau ir tada tampa pavyzdžių ir kitiem. Jūs jau kaip ir užsiminėt apie tai, kad kokios yra jūsų ugdymo vertybės. Aš pati studijuoju ir labai daug taikau visas praktikas susijęs su tvarios mąstysenos ugdymu ir vienas iš būdų padėti vaikams ugdyti tvaresnius požiūrius, tai yra būtent lauko pedagogikos arba lauko pedagogikos principų integravimas į mūsų ugdymo procesus. Tai aš norėčiau pasiteirauti, kaip jūsų organizacijoje ir apskritai jūsų veikloje ir galbūt koks jūsų yra požiūris, būtent į lauko pedagogiką, buvimą lauke, mokymąsi lauke ar miške, už mokyklos ribų, ar randasi tam laiko ir jeigu taip, koks jis yra? Tai irgi, manau, visos sutiksit, kad ugdymosi procesas vyksta ne tik klasėje, jis vyksta nuolat, tai tiek lauke, tiek rūbinėje, tiek už klasės ribų. Taip, mes su vaikais tikrai nuolat keliaujame, tai vaikai keliauja ir į išvykas, keliauja į biblioteką, aplankome artimiausius parkus, žaidimų aikšteles ir visos tos kelionės, visos veiklos papildo kontekstą, tai apie ką mes su vaikais mokomės. Tai tas buvimas laukia yra labai svarbus, nes jisai stiprina ir vaiko imunitetą, pradėkime nuo to, ar ne. Ir mes sakom, kad tikrai nėra blogo oro ir yra tiesiog netinkama apranga, tai kiekvieną dieną su vaikais mes leidžiame laiką laukia. Ir tos veiklos vėlgi yra skirtingos. Jeigu tai nėra išvykos ar kelionės, kur vaikai irgi įgyja naujų patirčių ir įgūdžių, tai tos veiklos kieme, jos irgi yra dalinai planuotos ir dalis paliekama vaikam jų kūrybiniam žaidimui. Vaizduotės lavinimui ar ne, draugysčių užmezgimui. Tai iš tokių organizuotų veiklų, jau suplanuotų, tai yra mūsų Urban Garden, miesto sodo priežiūra, kai vaikai daigina klasėje augalus, augina ir po to perneša į kieme esantį daržą ir jį prižiūri, laisto, ravi ar ne. Tada yra tyrinėjimai gamtoje, kai vaikai iš įvairiausių rastų medžiagų dėlioja, konstruoja, daro meno kūrinius ar ne. Taip pat aktyvus laikas laukia, kai stiprėja jų stambioji motorika, tai iš ties daug laiko leidžiam laukia. Vienas dalykas, kurį jau paminėjau, tai yra būtent Urban Gardens ir šiaip apskritai daržų kūrimas, jisai tiek lauko pedagogikoje, tiek siekiant integruoti tvarumą, jisai yra kaip tokia praktika, kuri dažnai randasi. Koks būtų jūsų požiūris apskritai apie kalbėjimą, apie su tvarumu susijęs problemas būtent su prieš mokyklinio, iki mokyklinio amžiaus vaikais, nes diskursas dažnai gali būti ir toks, kad problematika yra tokia plati, tokia kompleksiška, o tas mažas vaikas, kadangi aš pati daug apie tai kalbu ir su tėvais, ir su mokytojais, ir aš drąsiai kalbuosi apie šias temas su vaikais, bet man nekartai yra tekę girdėti tą tokį, kad šitie vaikai, tai jie čia nieko nesupranta, arba jie čia nieko neperka, tai jie čiagi plastiko nenaudoja, ar jiegi tame nedalyvauja, arba priešingas stovykla, kad ne vaikai sukūrė šias problemas, tai jie ir neturėtų prie tų problemų prisidėti, bet vis dėlto tie iššūkiai jie egzistuoja ir vaikų tie iššūkiai turbūt jau nebeišvengiamai vis dėlto lauks, tai kaip mes galime kalbėti su vaikais iki mokykliniam, prieš mokykliniam amžiuje, koks jūsų požiūris, kada verta pradėti ir kaip tai daryti, kad vis dėlto jie tą tvarumą suprastų, ne tik kaip šiukšlių išrūšiavimą, bet kaip ir tokį tiesiog gyvenimo būdą ir vertybinį pagrindą. Tai pirmiausia, turbūt tai, kad vaikai yra mūsų ateitis, tai niekada nėra per anksti su jais pradėti kalbėti, gali būti tik jau per vėlai. Bet visada reikia bandyti, aš manau, ir mes jau ir su pačiais mažaisiais kalbame apie tai ir ta aplinkosauga, ar ne, ir ekologija, ir aplinkos saugojimas, jis prasideda nuo mažų dalykų. Pavyzdžiui, vaikai atėję į sodelį, kiekvieną dieną išsitraukia savo darbelį, už ką yra tą dieną atsakingas. Tai vienas iš tų darbelių yra planetos saugotojas. Tai vadinasi... Kokia didelė atsakomybė. Tai vadinasi, ką jisai daro. Tai jisai žino, kad jis tą dieną yra atsakingas už tai, kad būtų išjungta šviesa, kai mes paliekame patalpą, kad būtų užsuktas vanduo, kai mes juo nesinaudojame,
naudojame. Tos pačios rūšiavimo atliekų šiukšlinės ar ne, nes tai irgi yra labai svarbu. Tai vaikas prižiūri, kad tikrai būtų šiukšlės metamos ten, kur turi būti. Jeigu klasės draugai nežino ir jiem reikia patarimo, jie gali nueiti pas tą klasės draugą, kuris jau yra planetos saugotojas, šiandieną būtent atsakingiausias už tai, tai gali pasakyti, patarti, parodyti ar ne, kartu nunešti, išmesti, išrūšiuoti. Tada iš šitų dalykų dar pas mus yra inžinieriaus krepšys, tokia inžinerinė, matematinė sužaidybinta veikla, kur inžinieriaus krepšyje randasi įvairios antrinės žaliavos, tai yra dėžutės, pakuotės, ritinėliai ir matematikos veiklų metu vaikai, naudodami tas priemonės, konstruoja, stato ir irgi nuolat veiklų metu yra primenama ir kalbama apie tai, kad tai yra medžiagos, kurios panaudotos antrą kartą, kad vietoj to, kad mes jas išmetėme, su jomis galime kurti, ar ne? Ir taip lavinasi vaikų ir kūrybiškumas, ir erdvinis suvokimas, ir konstravimo įgūdžiai. Tai tokie paprasti dalykai, bet, jie tikrai pritaikomi, manau, ir su pačiais mažiausiais. Veda link didelių ateities tikslų. Aš tai įsivaizduoju, kaip tas žemės saugotojas pareina namo pas tėvus, su to tokiu kaip superherojaus kraiste, žinot, ir jisai taip ateina, tėvelį ir mamytė, mes nesaugome, netausojame žemės, ne? Taip, bet taip ir yra iš tiesų, ir tėveliai ir dalinasi, kad grįžę namo, po to vaikai, ir primena, kad mes turime išjungti šviesą, mes turime užsukti vandenį, jeigu jo nenaudojamės. Tada, sako, tikrai sudėtinga būna išmesti šiukšlę į tą konteinerį, nes stovi šalia planetos saugotojas ir primena, kaip tai reikėtų tinkamai daryti. Kas dar? Tai darnaus vystymosi tikslai, ar ne? Mes su vaikais kalbam ir apie juos, ir jie kabo ir klasėje, kad vaikai ir vizualiai matytų, ir vienas iš tų tikslų, ar netgi keletas jų tinka į mūsų temą, kontekstą, apie ką mes kalbame, tai mes visada prisimename ir juos, nes, tai yra tikslai, kurių siekia visas pasaulis, o mes esame jo dalis, tai, tikrai galime ir mes prie to prisidėti. Kaip pavyzdys, artėjant gražiausioms metų šventėms, ar ne, kalėdoms, vaikai ruošia kartu su tėveliais samariečių dėžutes, būtent tiems, kuriems labiausiai reikia kažkokių tai daiktų, dovanų, kurie labiausiai norėtų kažko tai, ko jiem reikia. Tai su vaikais kalbėjome ir apie nelygybės mažinimą, skurdo mažinimą. Ir jie tikrai gali reflektuoti, kalbėtis apie tai ir pateikti savo pavyzdžių. Tas ir yra, aš turbūt irgi sutikčiau ir savo patirties, kad dažnai mes kaip suaugę išsigastam ir nuogastaujam, kad o kaip čia su vaiku apie tą nelygybę pasikalbėti, ar kaip čia apie tas tokias tikrai didelės problemas, bet iš esmės jie viską mato, jie su tuo jau yra susidūrę ir mūsų nutylėjimas kartais yra turbūt daug skaudesnis arba padarantis didesnę įtaką negu tas atviras pokalbis tiesiog visiems kartu apie tai. Tai nėra nei vieno per didelio klausimo tokiem mažiem vaikam. Ir šiaip kalbant apie tai, tai pirmiausia reikėtų pradėti nuo savęs, nes vaikai mokosi ne iš to, ką mes su jais kalbam, bet būtent iš mūsų pavyzdžio. Tai čia turbūt būtų pirmasis žingsnis pradėti nuo savęs ir, tada tikėtis galime to ir iš vaikų. Man labai patiko ta mintis, kad niekada nebūna per anksti pradėti su vaikais kalbėti, gali būti per vėlu. Tai aš labai dažnai ir savo darbe tėvams sakau, kad kalbėkime, nebijokime pasakyti sudėtingesnio žodžio, sudėtingesnės frazės, nes galbūt tuo momentu jie ir nesupranta tos visos prasmės, bet jeigu mes paaiškinsim, tai galbūt dar pirmą kartą ir nesupras, bet jau antrą kartą tą žodį gali visai kitaip priimti ir perleisti per save ir suprasti prasme. Bet mes dabar vis kalbam apie vertybinius, filosofinius ūkdymo tokius aspektus ir kalbame dabar, kaip bendrauti su vaiku, apie tvarumą, o grįžtant prie mūsų temos. Kaip tėveliai reaguoja ar kokių baimių turi, kuomet vaikai jau ruošiasi į 1 klasę? Šiai dienai su tuo nelabai susiduriu. Iš ankstesnių patirčių, ar ne, kokie tie klausimai būdavo, ar mano vaikas jau pasiruošęs, kaip aš jam galiu padėti, ką dar turėtumėm padaryti per vasarą, kad, jisai
tikrai gerai, tvirtai, užtikrintai jaustųsi pirmoje klasėje. Ir čia galbūt norėčiau išskirti dar tokį dalyką, kad labai išryškėdavo tos dvi stovyklos tėvelių. Manau, pritarsit ir jūs. Tai vieni yra tie, kurie sako, mes nieko nedarysim, mums neįdomu, kaip vaikui sekasi, jo akademiškumas, mums svarbiausia, kad jis jaustųsi gerai ir mes nieko nedarysim, visko išmoks mokykloje. Ir kita pusė yra ta, kur viską padarys ir nori kuo daugiau informacijos ir patarimų įvairiausių, kad kuo labiau paruoštų tą vaiką ir patys jaustųsi ramiai. Čia, manyčiau, nereikia pulti į kraštutinumus, nei į vieną, nei į kitą, bet tiesiog reikėtų stebėti patį vaiką. Ir pagrindinis akcentas gal būtų tėveliam, kad neužgožti vaiko smalsumo. Kad, pavyzdžiui, tiem tėveliam, kurie sako, mes nieko nedarysim ir kai vaikas pradeda domėtis raidėmis, skaičiais, klausinėja tėvų ir tėvai sako, palauk, nueisi į mokyklą, tada ir išmoksi. Dabar reik pažaisi, kažką tai paveiksi, ar ne? Tai tada mes užmušam tą vaiko smalsumą, jisai dingsta ir po to, kai jau reikia įti į mokyklą ir pradėti mokytis, skaityti, susipažinti su raidėmis ir panašiai, vaikui nebėra to noro ir motivacijos, kur prieš tai jis labai lengvai, natūraliai galėjo tuos dalykus mokytis kartu su šiek tiek pagalbos, ar ne? O jeigu dabar grįžtant prie to aukso viduriuko, įsivaizduokit, kad aš nesu mokytoja, niekada nesu mačius rankose jokios ugdymo programos, kompetencijų, prašau, nesu skaičiusi. Ir taip norėčiau įsivaizduoti, tai ką tas būsimasis pirmokas, kokias kompetencijas, gebėjimus jis jau turėtų turėti prieš pirmąją klasę, kad mes galėtume pasižiūrėti jauną žmogų ir sakyti, prieš mokyklinę tau tikrai baigėsi, dabar tu būsi pirmokas. Tai ar tai savarankiškumas, emocinis intelektas ir visa kita. Koks būtų tas toksai pirmoko kompetencijų krepšelis, su kurio reikia ateiti vietoj kardelio ir Taip, tai kad gal pradėsiu nuo to, kad visada akcentas yra į vaiką ir ko reikia, kad jis tikrai gerai jaustųsi, saugiai jaustųsi toje naujoje aplinkoje, ar ne, ir kas jam padėtų geriau jaustis, gerai jaustis, saugiai jaustis. Tai pirmiausia būtų savarankiškumas, nes tikrai vaikai pripratę, kad tėveliai už juos padaro daug dalykų, sudeda kuprinę, sudeda užkandžių dėžutę, sudeda rūbus, juos nurengia, aprengia ir panašiai, ar ne? Jau keliaujant į mokyklą, vaikas turėtų gebėti pats savarankiškai savimi pasirūpinti. Žinoma, mokytojo pagalbos tikrai prireiks ir čia dar tas dalykas, kad ar ne, yra svarbu, kad vaikas nebijotų paprašyti pagalbos ir gebėtų paprašyti pagalbos, gebėtų komunikuoti, kas jam yra sunkiau, kokios tos pagalbos reikia. Dar toks svarbus dalykas, gal ir ne pirmoje vietoje, bet tikrai labai svarbus, tai yra gebėjimas savarankiškai naudotis tualetu, nes tai yra labai labai svarbus dalykas ir iš patirties žinau, kad vaikai patys nemokėdami naudotis tualetu, bijodami paprašyti pagalbos, įsivaro netgi tam tikrų baimių, kur tikrai po to ir bijo eiti į tualetą ir bijo paprašyti tos pagalbos. Tai tiesiog patarimas būtų toks tėveliam, kad prieš pradedant lankyti mokyklą, nueiti kartu, apsižiūrėti, nueiti į tualetą, pažiūrėti, kaip užsidaro duris, kaip užsirakina užraktas, ar ne? Ir mokytis su vaiku palikti tvarkingą aplinką po savęs. Tai čia vėlgi ir vertybinis ugdymas, ar ne, kad pagarba tiek savo, tiek kitam, kad palikčiau švarų, tvarkingą, tai pradėkim nuo to, kad nuleisti vandenį, naudoti šepetėlių, ar ne, tuo pačiu tualetiniu popieriu, jeigu liko kažkur pritaškyta ar priteršta ir susitvarkyti po savęs. Dar tas pats socioemocinis, ar ne, vaiko ugdymas, vaiko būsena, kad jisai po truputėlį jau mokėtų ir gebėtų pats ieškoti sprendimo būdų, nes tikrai susiduriam su tuo, kad tėvai dažnai nusprendžia už vaikus, patarė jiem, atsako į visus klausimus ir neskatina pačių vaikų įsitraukti į tą procesą. Kad nepavyko kažkas, tai dabar padaryk tą. Susipykau su draugu, dabar nueik, atsiprašyk, padaryk tą ir tą, ar ne? Tai įtraukti ir patį vaiką į tą procesą, klausti jo, kaip tu galvoji, o kaip reikėtų elgti šitoj situacijoje, o kas tau padėtų, kokios tau pagalbos iš manęs reikėtų, ar ne? O ne pulti visur padėti pirmiem. Kad ir tas savarankiškumas, ir tas vaiko pasitikėjimas savimi, ir bendravimo įgūdžiai, ir problemų sprendimas kartu su draugais, nes jis pateks jau į kitą aplinką, kur bus ne vienas, o bus ir daug vaikų, ir tos situacijos bus kitokios.
Man atrodo, kad dabar viską, ką paminėjom, tai toks susidaro tarsi būsimo pirmoko lagamino viena dalis, viena pusė. Jeigu mes įskleistume tą lagamino, tai tartum būtų viena pusė ir tada yra ta kita pusė, akademinė pusė. Kaip logopedė aš įsivaizduoju, ne tik įsivaizduoju, bet ir manau, kad taip turėtų būti, kad prieš mokyklinukas, eidamas į 1 klasę, jau turėtų gebėti papasakoti, gebėtų kalbėti pilnais sakiniais, ištarti daugelį lietuvių kalbos garsų, gali, aišku, būti išimčių kai kuriems garsams, bet jis gebėtų pasakoti, atpasakoti, bendrauti, komunikuoti su kitais, o kaip yra ta kita akademinė pusė, skaitimas, rašymas, skaičiavimas, ką čia turi atsinešti būsimas pirmokas? Jeigu žiūrint į vaiko pasiruošimą 1 klasiai, ką jisai turėtų žinoti, pagal atnaujintas ugdymo programas, ar ne, jau yra skirstomi tie lygiai. Ir tas pagrindinis lygis būtų toksai, kad vaikas turėtų, jeigu kalbam apie lietuvių kalbą, ar ne, atpažinti daugumą lietuvių kalbos jau didžiųjų ir mažųjų raidžių, turėtų gebėti jungti jas į skiemenis, perskaityti nesudėtingus žodelius ir trumpus, neilgus sakinukus, arba netgi tekstą sudarytą iš tų nesudėtingų sakinukų. O jeigu mano vaikas jau skaito Hario Poterio knygas, 5. dalį, į 2 klasę. Tai jau gal jam tada tiesiai į 2 klasę eiti, arba atvirkščiai. O ne, iš tikrųjų dabar va taip labai rimtai, nes aš, kaip žinote, tai dirbu korepetitorė ir pas mane dažniausiai atkeliauja tokie žmonės, kurie būna viską praleidę ir jie atsibunda paskutinę akimirką, kai jau prieš pabaigos pokalbį mokytoja juos išsikviečia, darželio auklėtoja, ir sako, žinokite, per vasarą jums reikės labai rimtai padirbėti, nes nuo rugsėjo 1 klasė, o jūsų vaikas dar iš viso nieko neskaito ir nieko nedaro. Kaip tokiu atveju, tu rekomenduotum tėvams elgtis, ar ne? Jeigu jau vaikai dar nepažįsta tų raidžių, nelabai domisi skaičiais, gal netgi nesidomi, nes tu šiandien minėjai tą, kad jis ateina natūralus smalsumas, ar ne? O pas mane ateina tėvai ir sako, mano vaikas natūraliai labai nori žaisti. Ir jis labai natūraliai nenori domėtis nei skaičiais, nei raidėms, o jam rugsėjo 1 ant nosies. Ir ką tada, mokytojo ekspertė, rekomenduojate mums daryti? Tai pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad jeigu mes norim, kad vaikas mokytųsi ir išmoktų kažko, tai tas ugdymosi procesas, jisai turi būti sėkmingas. Ir vaikas turi jausti 70-80% sėkmės. Tai pirmiausia, reikia pasikalbėti su tėveliais, patarti jiems apsiginkluoti kantrybę ir duoti patarimų, kokios tos veiklos sužaidybintos, ar ne, taip pat lavintų ir vaiko skaitimą, raidžių pažinimą, skaičių pažinimą. Tai toks patarimas būtų. Bet tau sako, tad žiūrėkit, pas mus namuose vyrauja tokia filosofija. Mokslai ir darbas darbe, tai vadinasi, vaikas mokosi tik mokykloje, o namuose yra tik poilsis ir pramogos. Ir mūsų šeimos yra tokia filosofija ir viskas. Filosofijos šeimos mes turbūt ir nepakeisim. Ir mes kalbam apie tai, kas vaikui padėtų geriau jaustis. Faktas, kad jis atėjęs į mokyklą, jeigu jisai nepažinos raidžių ir nemokės skaityti, mokytojai tikrai jam padės. Bet reikia prisiminti ir tai, kad tai yra mūsų visų bendras dalykas, ar ne? Tiek mokytojų, tiek tėvų, tiek vaikas, kad mes visi bendradarbiaudami tik kartu pasieksim geriausių rezultatų. Tai tiesiog apie tai ir reikia kalbėti su tėveliais, kad taip ir jūs esate užimti, bet reikia kažkaip atrasti to laiko ir vaikui. Tai apie skaitimą kaip ir supratome, kad turėtų jau turėti pradmenį skaitimo, o kaip su rašymu ir skaičiavimu? Ar jau vaikas turėtų rašyti ir kiek daug rašyti? Ar tik savo vardą, ar jau daugiau? Vaikas jau turėtų gebėti užrašyti savo vardą, turėtų gebėti užrašyti ir nesudėtingus žodelius, didžiosiomis raidėmis, spausdintinėmis raidėmis ir taip pat gebėti kopijuoti aplinkui esančius užrašus, ar ne? Tai su rašymu šitai būtų, bet mes kalbam apie tą standartą, taip, nes tikrai ir jūs pačios žinot, kad vaikai yra labai skirtingi ir jeigu kažkuriam vaikui tas smalsumas atėjo anksčiau, jis buvo pastebėtas, skatinamas ar ne, ir vaikas natūraliai išmoko skaityti ir kaip Brigita minėjo, 1 klasėje jis jau skaito Harry Potterį. Tai viskas gerai. Tai vadinasi, tiesiog mokykloje jisai gaus diferencijuotas užduotis ir atitinkančias būtent jo ugdymosi lygį. Ir kad jis nesėdėtų vietoje, o tobulėtų. Ir tas vaikas, kuriam sekasi sunkiau, jis gaus kitokias užduotis tuo metu, po truputėlį, kol pasivys, ir kitus klasės draugus. Bet
čia vėlgi mes žiūrim į vaiko individualų progresą. Tai tikrai reikia suprasti, kad jie susirinks skirtingi ir tiesiog kiekvienas mokysis savo tempu, o kaip jam seksis ir kaip greitai jisai pasieks tų tikslų, ar ne, skaitymo tikslų, priklauso ir nuo to, kiek kitai bus įsitraukę ir tėveliai. O dar toks klausimas kyla, ateina į 1 klasę mokinys ir mes pradedame gilinti skaitymo, skaičiavimo, rašymo žinias ir kada mokytojai ir tėvai turėtų sunerimti, pastebėję kažkokius pasikeitimus, kažkokį pokytį vaike, kuris galėtų signalizuoti apie tam tikrus sutrikimus. Žinai, kai būna tas, kur visą laiką, išauks, kažko netarė, galbūt išauks, raidės maišosi į visas pusės, trejetą į kitą pusę, B nuo D neįmanoma atskirti, bet praeis, dar palaukim truputį, visiškai neskaito praeis, galbūt ir darželėje, pavyzdžiui, mano giminaitis yra mažiukas, 4 metai nekalba, bet visos darželio auklėtojos, tai dar palaukim, dar išauks. Man visą laiką kyla tas klausimas, iš kur pas mus yra tas atėjęs, kad palaukim ir išauks. Kaip tu pati manai, ar verta yra sunerimus, kuo anksčiau kreiptis į specialistus, ar iš tikrųjų geriau pasėdėti ir palaukti? Iš tikrųjų, tai specialistai, mokytojai, ar ne, yra tie žmonės, kurie, ir dažniausiai kreipiasi ir į tėvelius, ar ne, kalbasi, teikia grįžtamąjį ryšį. Ir jeigu yra jaučiamas neramumas tiek tėvams, tiek mokytojams, tikrai nereikia bijoti kreiptis į specialistus, nes, jie tam ir yra, kad padėtų vaikui. Aš manau, kad tas išauks yra išlikę gal iš anksčiau, nes nesinori pripažinti, kad vaikas turi kažkokių tai sunkumų. Bet kuo anksčiau mes tuos sunkumus išsiaiškinsim, tuo greičiau mes rasim būdų, kaip vaikui padėti ir geriau jaustis ir išmokti dalykus. Nes, iš tiesų, raidės maišosi, perskaityti neįmanoma, ar ne? Vertinam vaiko užduotis ir, iš tiesų, vaikui nepavyksta skaityti, bet perskaitytą tekstą jisai gali kuo puikiausiai atpasakoti, atsakyti į visus klausimus. Tai dabar, tikrai yra įvairiausių būdų, priemonių, kaip padėti tam vaikui. Tai, manau, tikrai patirtimi galima pasidalinti. Mes dabar čia kalbėjom apie tą išauks ir, čia irgi grįžtant apie tą amžių, iš ko mes išaugam, iš ko neišaugam, tai kai dirbam darželį, mes, turbūt visos puikiai žinom, kad yra toksai etapas, kai vaikai mokytojo žodis yra kirvis ir šventą viską darom, tada ateina tas, kad mes išsibandom ribas labai stipriai ir metam jom iššūkį ir nepriima vaikai. Tada ateina vėl tas, kad gerai, mes jau galim ieškoti demokratinių sprendimo būdų, bandyti susitarti ir, kad ribų apsibrėžimas, kažkokių taisyklių susitarimų svarba, jinai yra labai aiški, bet, būsimam pirmokui. Kur jisai stovi su šituo? Ar mes dar vis išsibandom ribas, ar vis dėlto jau atėjęs į mokyklą žmogus, jisai turėtų, gebėti tų susitarimų laikytis tvirčiau ir, tie visi darželio ribų išsiplėtimai ir išsibandymai, jie jau kaip ir pasilieka darželį. Taip, būtų tobula, kad vaikai ateitų ir supažindinom juos su taisyklėmis, susitarimais, kurios, aišku, pirmiausia, mes visi kartu sugalvojam tas taisyklės, kad, jos būtų visiems priimtinos, mums visiems kartu būti čia, bendrauti ir draugauti ir visi tikrai šventai tų taisyklių laikosi. Pasakykit, ar iš tikrųjų tai būna? Pirmą dieną, kai susitarė. Ir tai, manau, dar nekartą reikia priminti tai. Tai taip, tikrai reikia susitaikyti su tuo, kad ribos bus išbandomos nuolat, ypatingai grįžus po atostogų ar po savaitgalio tos taisyklės pasimiršta, bet, nuoseklus tų taisyklių laikymasis, priminimas vaikam, ar ne, pozityvi disciplina, tinkamo elgesio pastebėjimas, jo įvardinimas, išsakymas, ko mes iš vaikų tikimės, ar ne, ir suteikia mums tas taisyklės ir po truputėlį mes grįžtam į tai. Dar kalbant apie taisyklės, kai jau vaikai išeina į mokyklą, dar nutinka ir tai, kad yra, ir darželėje tai nutinka, bet turbūt atėjus į mokyklą tai pasidaro galbūt ryškesnis momentas, kuomet mes turime mokyklos taisyklės, klasės taisyklės, mokyklos bendruomenės ir taip toliau, ir mes turime namų taisyklės. Ir kaip Brigita minėjo, kad galbūt pas mumis namų filosofija, mes
ilsimės, poilsiaujam arba darom visai ką kitą. Kaip spręsti tas situacijas, kuomet, turbūt gal ne pats pirmokas, bet ar pirmoko tėvai meta iššūkį mokyklos susitarimams ir kaip atrasti tą aukso viduriuką, kad vaikas pats nepasimestų taisyklių ar susitarimų gausoje, kaip mes mokykloje esame susitarę vienaip, o namuose galbūt darom kitaip, kad ir pokalbio pradžia tas pats minėtas rūšiavimo pavyzdys. Tai čia yra labai gerai, kai labai gražu, kai tam tikras taisyklės vaikai gali parsinešti namo, pamokyti tėvus ir taip toliau, bet ar dažnas ir kaip sprendžiamas gali būti tada tas konfliktas tarp taisyklių mokyklos ir taisyklių namų? Taip, tikrai, kad taisyklės namie skiriasi, taisyklės pas senelius yra vėl kitokios, mokykloje taisyklės mes turime vėl savo kitokias. Tai tikrai taip nutinka, kad skiriasi jos, bet vaikai dažniausiai jie labai greitai prisitaiko. Išbando ribas, pamato, kad mes laikomės susitarimų, mes laikomės taisyklių, vaikui yra primenama ar ne apie tai ir mokykloje dažniausiai jisai ir grįžta į tą mokyklos ritmą. Jeigu jau iškyla tokių situacijų, kur ne visai pavyksta susitarti, ar ne, tai tada tikrai reikia pasikalbėti ir su tėvais, paklausti, kokie jų yra susitarimai ir papasakoti apie iššūkius, kurie kyla vaikui mokykloje. Ir čia turbūt labai norėtųsi paminėti dar tokį dalyką, kaip mokytojo autoritetas, nes iš tiesų gali būti dalykų, kurie tėvams nepatiks. Gali būti dalykų, su kuriais tėvai nesutiks, ar ne, bet yra labai svarbu, kaip tai komunikuoja tėvai ir ar kai jie tarpusavyje kalbasi, tai girdi vaikai. Nes taip, jeigu tėvai namie kalbėsis tarpusavyje, kad nesąmonė čia ta mokytoja pasakė, nesąmonė ta užduotis, neruošimės to projekto ir nieko tu čia nepristatinėsi, ar ne? Tai vaikas ir ateina su tokiu požiūriu, su tokiu nusistatymu, nes tėvai taip pasakė. Tai viskas gerai. Tikrai nuomonės gali nesutapti, tikrai galim turėti skirtingus požiūrius, bet prašymas iš tėvelių būtų toksai, kad tiesiog tada ateiti pasikalbėti su mokytoju, išsakyti savo poziciją, paklausti, kodėl taip yra mokykloje, nes gal pasikalbėjus išaiškės tam tikri aspektai, nes visgi mes visi susirinkę esam dėl vaikų ir tikrai ne tam, kad jiem kažkaip pakenkti, o kaip tik, kad padėti jiem. Tai ir norisi, kad ir tėvai, ir mokytojai būtų komanda. Labai toks geras pasiūlymas ir pastebėjimas. Aš šito labai pasigendu būtent Lietuvos ugdyme, Lietuvos tėvelių ugdyme. Aš norėčiau tokį išskirti dalyką kaip Lietuvos tėvelių ugdymas. Ir aš manau, kad visos mokyklos greičiausiai stengiasi ugdyti ne tik savo mokinius, bet ir tėvelius, įsivesti ar ne į mokyklos kontekstą, į mokyklos taisyklės, į mokyklos vertybės, nes jeigu nebus tos darnos ir susikalbėjimo, tai niekas ir nevyks. Ir iš tikrųjų, aš pati, kai atlikinėjau praktiką Suomijos mokyklose, tikriausiai esate girdėję, kad Suomija pasižymi ypatingą pagarbą mokytojai. Ir jeigu paklaustumėte tėvelių Suomijoje, kaip vertinate klasės mokytojo darbą? Pas mus Lietuvoje yra mėgstama tėvų paklausinėti. Suomijoje tėvai būtų šokiruoti išgirdę tokį klausimą, nes jiems visiems yra savaime suprantama, kad mokytojas yra ekspertas, kuris geriausiai išmano mokymą ir mokytojavimą ir tėvai yra linkę mokytojų pasikliauti, nes jie supranta, kad jie nėra baigę edukologijos, pedagogikos studijų, neturi psichologijos pradmenų ir viso kito ir jie tiesiog mato mokytoją lygiai tokį patį ekspertą, kaip ir mato gydytoją, teisininką, teisėją, ar ne, juk neini teisėjui aiškinti, kaip teisti žmonių. O pas mus yra toks dalykas, kad pas mokytojus ateina ir jiems tėvai leidžia savo mokytojams aiškinti, kaip mokyti jų vaiką. Tai, man atrodo, pas mus reikia tokio mąstymo pokyčio. Mes tiesiog labai visiems savo klausytojams norim pabrėžti ir jau ne pirmą kartą ir ne pirmą laidą šitą turbūt pabrėžiam, kad mes čia sėdim 4 mokytojos ir jau ne pirmą kartą čia sėdi 4 pedagogijos mokytojos ir taip toliau. Ir labai dažnai pas mums iškyla šitama, kad mokytojas yra atviras bendradarbiavimui, nori bendradarbiauti su tėvais ir mes norime megzti tą ryšį. Tai čia, aš manau, mes visada į šitą temą atklystam vėl ir vėl ir vėl,
nes neįmanoma pasiekti tokių rezultatų ugdyme, manau, kokių mes galime pasiekti, kuomet mes visi bendradarbiaujam. Aš tai dar pridėčiau, kad tai yra vienas iš tokių kaip ir tinklaveikos būdų, bendradarbiavimas, kad mes žinom, kodėl mes susirenkame, mes pasitikime vieni kitais, mes turime nusistatę kažkokius tikslus, tai yra vaiko ugdymas, būtent šiuo atveju būtų mūsų pagrindinis tikslas - ugdyti mokinį, ugdome jį namuose, ugdome mokykloje, remiamės tomis pačiomis ar ne, arba bent jau artimomis taisyklėmis, stengiamės nepriešginiauti vieni kitiems, kad vaikui nereiktų pasirinkti tam tikrų pusių. O kaip, pavyzdžiui, sekasi su tėvais susitarti dėl to bendro tikslo ir, išvengti tų kaltinimų, čia mokytas sugalvoja, nesąmonę, nedarysim, o kaip pritraukti tuos tėvelius į tas klases, kad ateitų, įsijungtų, prisijungtų prie to ugdymo, kad nebūtų nuošaly ir nesikurtų savo galvoje kažkokių scenarijų, bet įsitrauktų tas pirmoko, antroko veiklas. Tai mokykla, ji visada yra atvira tėveliams ir šeimoms, kurios nori prisidėti, nori ateiti, kurios domisi vaiko ugdymo ar ne. Tikrai, manau, ir pačios turite įvairiausių pavyzdžių, kai yra kviečiami tėveliai pristatyti, savo profesiją, pasikviesti į savo darbovietę ar ne, dalyvauti tame ugdymo procese, kiek gali ir kaip jos galim pakviesti, tik kvietimo būdu. Tai čia toks pagrindinis dalykas ir tiesiog, nenuleisti rankų, kviesti, kalbėti, bendrauti, nes, iš kur kyla tas neigiamas toks požiūris, neigiama reakcija, kad čia nesąmonė, nedarysim ir panašiai, nes galbūt tėvai nesuvokia, kuom ta viena veikla ar užduotis yra naudinga jų vaikui ir ko jisai mokosi tos užduoties metu. Ir gal jinai, nėra tokia sudėtinga, kaip tėveliai įsivaizduoja, o tiesiog, atėjus pas mokytoją, pasikalbėjus, išsiaiškinus, atsakome į klausimus ir, tėvam pasidaro ramiau. Taip, ir nepučiame tų muilo burbulų, nes iš tikrųjų atsidarius, tarkim, Facebooko tėvelių grupės, aš matau tokių juokingų situacijų, kur jie tiesiog nufotografavę uždavinius iš pratybų ir didžiosiam raidėm parašė, kam mano vaikui šito kada nors iš viso prireiks. Ir man būna toksai šokas, kas jūs tokie, kad jūs vertintumėte tas ugdymo programas arba kodėl jūs iš viso tai darot? Gal čia yra tiesiog, gal to užduoti vaikas tiesiog mokosi rašyti ar ne, ar kažko tokio, toks labai nepasikliovimas didžiulis ta švietimo sistema. Tai labai man patinka, kaip Viktorija akcentuoja, kad vis dėlto ateikime ir geriau jūs manęs paklauskite, negu jūs dabar rašykite į Facebooko grupės ir dar sulaukite 50 pseudo atsakymų iš kitų šalininkų su tokia pačia nuomonė, kurie nėra pedagogai ir nesupranta, ar ne, apie ką šneka. Bet jau mūsų pokalbis po truputį keliauja į pabaigą ir mes iš tikrųjų sėdime tokia tikrai karštoje, tvankioje įrašų studijoje už lango. Matome vasarą ir einant prie vasaros galiausiai Viktorijos ir noriu paklausti, ką tie vaikai turėtų veikti per atostogas, kad sustiprėtų ir pasiruoštų pirmajai klasiai, ar visiškai pasileisti plaukus, maudytis, valgyti ledus, atostogauti ir negalvoti apie mokyklą visus 3 mėnesius, ar vis dėlto prieš mokyklinukams būtų neblogai karts nuo karto paskaityti, pasikartoti raideles. Kaip tu manai? Ką aš patardavau visada tėvams, ar ne? Kad taip, patostogauti reikia, taip, pasileisti plaukus reikia ir maudytis ir valgyti ledus, tačiau jeigu kartu, keliaudami prie jūros ar prie ežero, kartu pasimsite knygą, tai tikrai nebus blogai, ar ne? Ir, iš tikrųjų, tėvams būna sunku vaikus užnorinti kažką tai daryti, nes, kaip ir minėjau, jie turi jausti sėkmę. Tai tikrai nebijokite vaikui padėti. Kartu su juo skaitykite tą knygą, perskaitykite jūs. Tada leiskite vaikui skaityti kartu. Jeigu jisai jau kažkur stringa, jam sudėtingiau, padėkit tą žodį perskaityti. Pasidžiaukit kartu, vaikas jaus sėkmę, jaus, kad ir jūs juo džiaugiatės, o ne baksnojat į knygą ir sakot, taigi kokia čia raidė, taigi B, jau sakiau. Na tada aišku, vaikas nenori tada nei skaityti, nei kažką daryti su tėveliais, bet tiesiog pasidžiaukit kartu su jais, jų mažom pergalėm ir tikrai yra įvairiausių skaitimo žaidimų, skaičiavimo žaidimų ar ne, stalo žaidimų, kurie moko vaikus ir skaičiuoti, ir skaityti, ir pažinti raides, tai tiesiog smagiai
leiskite laiką, bet neapleiskite tų įgūdžių, kuriuos jau įgijo vaikas prieš mokyklinėje klasėje. Nes jeigu tai yra skaitimo pradžia, vaikas pradėjo pažinti, jau pažįsta raides, pradėjo jungti raidės į skiemenį, perskaito žodžius ir 3 mėnesius nieko neveikia, tai yra labai didelis laiko tarpas, kai pasimiršta tas įgūdis. O skaitimo procesui reikia nuolat kartoti, nuolat tobulinti šitą procesą, kad kuo sklandžiau vaikui sektųsi. Tai tiesiog pasimkit knygą kartu ir įvairių žaidimų ugdančių. Vasara iš tikrųjų yra nuostabus laikas atminčiai, kadangi viskas iš mūsų darbinės atminties keliauja į ilgalaikę atmintį ir galbūt man pritarsit, o galbūt ne, bet labai dažnai galima pastebėti pokytį po vasaros vaikuose, kuomet pastebi, lyg užaugo jau ir tas klaidas, kurias darė, dabar nebedaro ir čia viską, ką mes mokėmės, lyg jau dabar ir išmokom ir supratom ir mes galim judėti prie naujų dalykų, tai dėl to, kad atostogos yra be galo reikalingos mūsų atminčiai, kad viskas susidėliotų į savo langelius ir vaikas galėtų atėjęs naujiems mokslo metams turėti jėgų ir jau būti viską susisteminę savo galvelėje. Bet taip pat pritariu, kad reiktų irgi nepamiršti tikrai skaitimo įgūdžių ir man labai patiko ir prieš tai paminėta mintis apie tą natūralų vaiko smalsumą, kad ir knygos gali sukelti tą smalsumą, jeigu mes jas parinksim tinkamai, jeigu vaikas tuo metu domisi apie dinozaurus arba istorinius kitus momentus, tai ir skaitykime apie tai knygą, skaitykime, ieškokime patys galbūt, jeigu tie tekstai nėra pritaikyti skaityti vaikui ar nėra mažosiomis raidėmis, o vaikas skaito dar tik didžiosiomis, mes galbūt galime kompiuteriu tai padaryti, kompiuteriu pagalba atspausinti tiesiog tą patį tekstą didžiosiomis raidėmis. Ir dar prieš visai pabėgant, tokį gan aktualų klausimą kylantį tėvams, kurie, arba svarsto apie priešmokyklinę klasę, arba jau ruošiasi pirmai. Tai koksgi tas amžius yra aukso viduriukas? Jeigu, tarkim, mano vaikui dar tik sukaks 7 metai, ar būtina skubėti keliauti 1 klasę? Čia labai individualu. Reikia žiūrėti į vaiką ir iš tiesų, aš manau, kad geriau jau yra truputėlį pavėluoti, nei suskubėti. Nes tokio amžiaus vaikai, kaip ir minėjau, jie turi jausti sėkmę, jie turi jausti tą mokymosi džiaugsmą ir kad jam pavyksta, ir kad jam sekasi, ir kad taip yra tų iššūkių, bet jisai juos įveikia, ar ne? Ir jeigu vaikas ateis ne visai pasiruošęs ir jam bus sunkesnis tas procesas, ar ne, jam reikės daugiau pastangų įdėti ir ta motyvacija mažės. Tai labai reikia žiūrėti individualiai, nes tikrai vienas vaikas yra susidomėjęs, domisi, nori, jam įdomu, jam sekasi, tai kodėlgi ne? Ir aš labai irgi pritariu ir, kaip ir minėjau, jau 5 metus dirbu korepetitorę ir niekada kažkaip nesidomėdavau, taip atskirai, kada ten tų vaikų, ar tai gimtadieniai, ar koks jų amžius ir panašiai. Ir kažkaip vis pradėjau pastebėti, kad beveik didžioji dauguma vaikų, kuriuos aš korepetuoju, yra gimę lapkričio, gruodžio mėnesį. Ir tada aš pradėjau mąstyti, kas čia yra? Dažniausiai kreipiasi dėl skaitimo sutrikimų, nesutrikimo sunkumų, dėl rašymo sunkumų. Ir tada aš galvojau, iš tikrųjų pradėjau skaityti ir galvoti, jūs įsivaizduokite, leliukas. Naujagimis ir šalia paguldytas 9 mėnesių leliukas. Tai dabar palyginkite tą patį pirmoką, kuris gimęs sausio mėnesį ir lapkričio mėnesį. 9-10 mėnesių yra skirtumas tarp šitų vaikų, ar ne? Ir tas gruodžio mėnesį gimęs vaikas tikrai gali netgi fiziškai labai skirtis nuo to vaiko, kuris yra gimęs sausio mėnesį. Jo ir stambioji, ir smulkioji motorika gali būti ir kalba. Ir kartais netgi duodant matematikos užduotis, tu matai, kad jisai nesupranta dar dėl to, nes jis dar negali suprasti. Todėl dar ne tas mąstymo etapas. Taip, nes raida jį yra labai individuali, bet jeigu jūs pastebit, kad jūsų vaikas jisai dar yra ir mažesnis, ir smulkesnis, ir lėtesnis tam tikrą prasme negu grupiokai, nesvarbu, kad jis jau ėjo prieš mokyklinę klasę, aš tai nuoširdžiai siūlyčiau neskubėti, jeigu yra galimybė rinktis, neskubėti ir geriau eiti sustiprėjus, pasitikėčiam su ta iškelta nosimi tą 1 klasę, o ne bėgti, kad bėgti su draugais, nes draugų visada susiras. Taip, ir kaip tik nesenai diskutavom su psichologė apie irgi
ar reikėtų luktelti, ar skubėti, kaip čia elgtis. Tai, irgi yra pastebima, kad kai vaikai paskuba į tą 1 klasę, anksčiau pradeda lankyti, tai pasitaiko, kad paauglystėje labiau susiduria su tais sunkumais, nes ateina ta branda. Ir kaip Brigita minėjo, tas smulkesnis, mažesnis vaikas, ar ne, tai jam ir ta fizinė branda ateina šiek tiek vėliau, o paauglystėje, ar ne, pasikeitimai ir taip įvairiausi virsmai, bet būtent tada pasimato tie dalykai. Tai čia, labai sunku, į priekį prognozuoti negalim, bet, reikia žiūrėti individualiai. Bet čia turbūt labai įdomus ir retai išgirstamas požiūris ar perspektyva, kad iš tiesų tai taip, pasižiūrėkim ilgalaikiai perspektyvai, paskubėsime išeiti į mokyklą dabar, o būtent tas paauglystės aspektas, apie jį turbūt dažnai nesusimastom, kai vedam pirmokai į mokyklą, dar negalvojam apie tai. Ir kažkaip smagu girdėti, kad pritarėm galbūt visos tai nuomonė, kad ilgesnė vaikystė dar niekam nepakenkė. Aš čia neseniai išgirdau iš vienų tėvelių tokią juokingą frazę ir sako, ir iš tikrųjų, ar ne? Ar pradės dirbti 24 ar 25 metų? Gal ir geriau, kad 25 pradės dirbti, ko čia skubėti? Kažkaip labai smagiai mes tą vaiką nuo darželio iki darbo rinkos šio pokalbio metu jau užauginom, tai galbūt tokia apibendrinanti mano kaip ir refleksija būtų ar tiesiog mintis, kad iš esmės labai smagu girdėti, kad skubėti nereikia, kad mes pirmiausia turėtume iš šio pokalbio išsinašu tai, kad mes turime vis dėlto akcentuoti tas minkštasias kompetencijas, gebėjimą savimi pasirūpinti, valdyti emocijas, socialinius ryšius, skaityti, rašyti, mes galime komandiškai įdėję darbo to tikrai išmokti ir pasimokyti kartu. Aš tai šiandien išeinu su labai gera mintimi, manau, reikės apie tai pašnekėti gal netgi ir Instagramo storiuose, kad išmokykime vaikus naudotis tualetu prieš keliaujant į mokyklą, nuveskime, aprodykime erdves, nes iš tikrųjų, kai pagalvojau, kaip mokytoja, kiek man tenka skirti laiko šitiems dalykams, tai atrodo taip elementaru, bet tai yra taip svarbu, tokie maži dalykėliai, bet jie tokie svarbus ruošiantis į mokyklą. Viktorija, ką tu išsineši iš šio pokalbio? Aš išsinešu dar klausimą ir norėčiau, kad papildytų logopedę, ar ne, pačiai tenka dirbti, kad kaip visgi su tuo išaugimu, kai vaikas susiduria su nesėkmėm. Pirmiausia, gal pradėčiau nuo to, kad retai dalykai yra išaugami, nes yra raida ir nors jinai varijuoja, skiriasi, vaikai kiekvienas yra individualus ir tai gali skirtis keliais mėnesiais iki pusės metų galbūt, bet dalykai, nėra taip paprastai išaugami, juos vis tiek reikia ugdyti, reikia mokyti, tai labai reikia pastebėti, kada atsiranda, tas pokytis, kada mes pamatom kažkokį sunkumą, kuris nutinka, ar ne. Jeigu mes kalbėtume apie skaitymo sunkumus, tai Lietuvoje mes skaitymo sutrikimus nustatome, jau 2 klasės pradžioje, kuomet mes tikrai įsitikiname, kad tai nėra tiesiog atminties kažkokie sunkumai patiriami, galbūt vaiko amžius, dėl to, kad jis atėjo anksčiau į mokyklą nei visi kiti, bet kuomet mes įsitikiname, kad tos klaidos nuolatos kartojasi, mes pastebime tą patį pasikartojimą, tokį angliškai pasakysiu pattern, tai mes tada jau galime pastebėti ir tuos sutrikimus. Bet išaugti jų neišauga niekada. Turime pastebėti ir turime dirbti su tuo. Kai dirbame su tuo, kas nepavyksta, nesiseka, kur reikia patobulėti, tada taip jis gali tai išmokti, bet taip paprastai tiesiog išaugti dalykų negali, nes kalba arba visas mokymosi procesas tai nėra drabužiai, kurias mes išaugam. Tai yra sudėtingiau. Ir šiaip norėčiau akcentuoti mokytojams nebijoti komunikuoti ir galbūt netgi raštu užrašyti savo nerimavimus ar nenuogastavimus dėl vaikų. Nes kai jūs užrašote 1, 2, 3 kartą, tėvai turi rašytinį įrodymą, su kuriuo jie gali kreiptis ir pas šeimos gydytoją klausdami, ir pas psichologus nunešti mokytojo. Mes gavome tokias žinutes ir mes esam galbūt sunerime, nes kartais ypač jauni mokytojai bijo
kalbėti šiomis temomis, nes jie bijo įskaudinti šeimą, ar ne? Nes tai yra tokia labai jautri tema, bijo tų kažkokių etikečių, kurios šiais laikais nebegalioja, nes sveikatos apsauga yra apsaugota ir niekas nemato kažkokių etikečių. Brigita labai gerai paminėjo tą pastebėjimų užrašymą ir tai labai padeda, kuomet mokytojas, galbūt ne kiekvieną dieną, bet kiekvieną savaitę užsirašo kažkokius pastebėjimus, kad kažkur pasikartojančios klaidos vyksta ar kažkokie iškyla pasikartojantys sunkumai, tai iš tikrųjų mums padeda pamatyti, kur yra problema, kur mums reikia dirbti ir ar tai yra sutrikimas ar ne, jau gali paskui išsiaiškinti vėliau, bet mokytojo toks pirmas žingsnis tikrai turėtų būti netikėjimasis, kad išaugs galbūt, čia normalu, bet tiesiog užsirašymas, aptarimas to su tėvais ir tėvams palikti apsisprendimą, ar jie nori ieškoti, kodėl taip nutinka, ar nori ieškoti pagalbos, kad vaikui pavyktų išspręsti kylančius sunkumus. Ir ypač, pavyzdžiui, kaip ir atveda pas mane, dažniausiai su kažkokiom problemom, tai man tokios mokytojų žinutės yra auksinė pradžia, nes aš esu, tarkim, korepetitorė, aš nepažįstu to vaiko ir jie ateina tik tais įsivaizduodami, kad galbūt yra kažkokių sunkumų, bet tie tėvai, kurie man atsiunčia net screenshotus, mokytojui, aš žinau iš karto, kur man testuoti, ką man daryti, ką man imti, kokią priemonę dirbti. Tai tiesiog vėlgi grįžkime prie to tinklo, kad mes visi dirbam kaip komanda vaiko naudai. Ir kad niekas nebando tą vaiko sudirbti, pasityčioti iš jo, užrašyti jam kažkokios užkabinti etiketės. Mes visi esame komanda, kuri eina vieno tikslo link. Aš labai noriu padėkoti Viktorijai už šį pokalbį ir išsinešu tokią žinutę, kad nepamiršti vaiko natūralaus smalsumo, neužgniaužti jo, o kaip tik paskatinti jį smalsauti ir knygomis, ir aplinka domėtis. Ir taip pat noriu padėkoti KTU įrašų studijoje, kad mes čia galime įrašinėti savo tinklalaidės. Taip pat norime labiausiai padėkoti Andželikai, be kurios jūs negirdėtumėt mūsų.